Kaip atrodo tipinis pirmą kartą būstą perkantis klientas? Kokios yra, pavyzdžiui, jų dažniausios baimės? Baimės dažniausiai būna tuomet, kai tų pinigų visų jie neturi, jiems reikės juos skolintis iš banko. Nu, čia didžiausias tas skausmas. Didžiausias skausmas ir didžiausia nežinomybė yra, ar bankas duos ir panašiai. Ir jeigu dabar bankas sako, kad duos, ar duos po to, kai jau tikrai reikės, tarkim, jeigu tai statomas namas ir įsigijimo procesas bus baigiamas vėliau. Čia yra didžiausia baimė, kada žmogus nežino, kaip bus po metų, kai butai bus pastatyti, tarkim, tame daugiabutyje, kuris jisai nori pirkti, ir ar bankas tikrai duos. Čia norėčiau nuraminti pirkėjus, jeigu bankas žada duoti dabar ir jeigu būsit drausmingi ir laikysitės finansinio drausmingumo, tai yra išlaikysit savo darbo vietą, nepertrauksit to savo darbo stažo, tai bankų verslas yra suteikti jums paskolas. Taip. Nepamirškit, tai nėra kad bankas jūsų gailisi ir jums išduoda pašalpą. Tai yra paskola, iš kurios bankai uždirba. Jeigu vienas ar du bankai suteiktų jums šiuo metu paskolą, tai tikrai suteiks ir vėliau. Taip. Nes tai yra jų verslo dalis.